Rokas Osvaldas, šių metų Batalan koordinatorius. Šis renginys ne vien tik mano organizuojamas, bet ir visos Kauno technologijos universiteto informatikos studentų atstovybės. Mes dažniausiai organizuojam du lanus, tai vienas rudeninis, toks lengvesnis lanas, visi gali taip smagiai pasižaisti, mažesni turnyrai, gal kažkiek jaukesnė atmosfera. Pavasarį organizuojam Info Show Land Party, tai realiai sukuriam tokią šventę tiek savo patiems, tiek gameriam, jau su žymiai didesniais turnyrais dažniausia, tiek ir streamai, būna pačių turnyrų komentavimas. Dažniausia tokios mūsų šventės gameriam ir patiems savo. Pirmą kartą turbūt buvo toks šokas, nes nelabai šiandien dalyvaudavau lanuose. Tai labai buvo tas experiences fainas, nes labai daug žmonių tai ir visi tokie draugiški, nori visą laiką pasveikinti, prieiti, ypatingai jeigu tu streamini, kaip pavyzdžiui, aš esu streamerė, dabar šiek tiek mažiau streaminu, tai labai fainas to community susitikti, kurie tave dažniausiai ateidavo į tavo transliacijas ir tu matai tik tai būtent jų tas nickname'us, vardus ir ateina su tavim pasveikinti, tai labai tas, nežinau, visa erdvė tokia labai patikdavo, kad žmonės vienoje vietoje. Ir visi bendru tikslu ateina. Šiaip turbūt CSGO, bet kadangi dabar šie CS2, tai pradėjau žaisti CS2. Pradžiai turėjau labai tokį skeptišką nuomonę apie jį, bet dabar pradeda vis labiau patikti ir dabar galvoju, jeigu reiktų grįžti CSGO. Ne, man dabar labai patinka CS2. Taip pat labai patinka žaisti TFT. Tai čia LoL'o žaidimas, toks kaip kortų, nežinau. Tai toks labiau laisvu metu, kada nori šiek tiek palisėti nuo tų šaudyklių, tai būtent šis žaidimas ypatingai ryte prie kavos įsijungi vieną kokį sumeti. Ir šiaip labai dar patinka Apex Legends, bet jis reikalavo tokio laiko, nes tu vienas žaidimas gali labai ilgai trukti. Kaip ir yra PUBG, pavyzdžiui, labai panašiai. Ir jeigu tu nori žaisti CSGO ar CS2, tai labai skirtinga šaudyklė gaunasi nuo Apex Legends, tai šiek tiek dabar primažinau to žaidimo, nes labai stipriai jaučiasi, kai pereinai nuo vieno žaidimo į kitą, visiškai viskas kitaip. Tai būtent tas dalykas. Ir labai gaila, nes tavo norėtųsi persiplėšti ir abudu žaidimų žaisti. Labiausiai patinkantis, tai turbūt, kad visos detalės yra naujausios. Labiausiai nepatinkantis, kad jos labai buvo brangios. Tyvšios, bet šiaip, kas labiausiai patinka, jis toksai mergaitiškas, kai daug labai švietimo ir būtent tas spalvas, tu gali, aišku, pasidaryti kokias nori. Čia vaizdukas irgi aš jį galėčiau pasidaryti, bet šiaip norėčiau pasidaryti visą satupą baltą, kad ir kompiuterio dėžė, ir motininė, ir vaizdo plokštė yra visas baltos, tai norėčiau ir pelytės kilimėlę, bet pelytės kilimėlės patys žinau, kaip gali atrodyti. Kompiuterį labai monitorių būtent sunku surasti baltą, nes dažniausiai būna visi išpirkti. Jo, bet toks galutinis tiklas būtų visą satupą pasidaryti baltą. Esu Benas ir čia esu jau trečią kartą. Labai patiko pirmą kartą, dar taip atsargiau, mažiau mūsų buvo, taip kažkaip buvo dar akademijoje tada, ne šitoj vietoj, bet tiesiog puikiai sekėsi, tiesiog fainai pasižaidžia žaidimai, competitively nežaidžiu, ateinu tiesiog fainai praleisti laiką ir pabūti su draugais, tai labai patinka. Taip, turbūt pirmoje vietoje turėčiau dėti Rocket League, vis tiek atžaista daugiausiai valandų ir daugiausiai sekasi. Taip pat su draugais prarasti smegenų ląsteles labai patinka ir CSGO, dabartiniam CS2. Ir šiaip, kai atsipalaiduot pačiam ir save pakankinti, tai Dark Souls 3 vienam pakapot labai fainai. Jo, tai kompiuteris bandytas pasiekti all white buildas, yra svarbiausi turbūt aspektai, kad vaizdo plokštė yra RTX 3080, tada procesorius Intel i7 11700K. Ir ramas gražesnis įdėtas G-Skill Trident 3200 MHz. Sveiki, aš esu Richardas, dar žinomas kaip buvo. Esu čia buvęs 5-6 kartus, dar seniau Counter-Strike žaidžiau, CSGO, dabar paskutinis kartus Valorantą. Experiences geras, patinka žaisti su draugais, mes visą laiką su tais pačiais žmonėmis žaidžiu jau 5-6 metus, tai atvažiuojam, laimim turnyrus, viskas smagu, tai experiences tikrai geras. Žaidžiu Valorantą ir daugiau nieko nežaidžiu, tai tik Valorantas. Jo, aš naudoju Intelis i9, GPU 3080, o viskas kita net neatsimenu. Tai aš esu Goda, Twitch'e geriau žinoma kaip Godutė E7.
Beta Line pirmas, bet šiaip Info Show Line 2 kartus ir Alpha Lanas irgi 1 kartą, tai iš viso 4. Šiaip labai faina būna susitikti su žmonėms, su kuriais tu žaidi online, tu jų nei veidų matai, nieko, nei su jais gyvai šneki, tai labai smagu pabendrauti, aišku, pažaisti, visiškai kitas vaibas yra žaisti čia atsisėdus, kai šalia tavęs sėdi tie žmonės, kai tu gali bendrauti, emocijos visiškai kitokios, tai šiaip fainas dalykas. Tai šiuo metu Escape from Tarkov, tada būtų, jaučiu Valorantas dar eina, nors dabar jau mažiau žaidžiu, ir Hogwarts Legacy. Taip, pas mane yra Nvidia GeForce'as Tram 9 Founders Edition'as, tada i7 procesas 13 kartos, tada kas dar 32 GB RAM, DDR5, 6000 MHz, kas dar, ką pasakiau, viską pasakiau. Gerai. Taigi, sveiki, esu Adomas, dauguma mane žino kaip T-Hei. Taip pat Twitch'e esu T-Hei, bet biškutį kitaip, 2E, 2I, dauguma dėl ko klausia, nes nebuvo kitaip galima. Lane esu pirmą kartą, tačiau esu dalyvavęs dauguma kitų lanų kaip MIDI, Info Show. Tai iš dalies šitas lanas skiriasi nuo mano senesnių dalyvautų. Čia yra dauguma žmonių vienoje vietoje susibūrę. Anksčiau tai mes būdame išskirstyti į skirtingus kabinetus. Buvo mažesnė ta tikrojo lano atmosfera. Tai kol kas paliktas yra nuostabus įspūdis. Labai mėgstu įvairovę, tačiau visgi dauguma laiko mane FPS, First Person Shooters gameriu. Tai būtų, kaip dabar žinome, Valorantas, CSGO. Ir trečią žaidimą pasirinksiu dėję League of Legends, LoL'ą. Vardas Justinas Lechavičius, Nikas Dželas ir Instagram'e J. Lechavičius, Twitch'e JelCS2. Pilną nickname'ų turiu socialinėse medijose, liksiu jum. Turbūt buvau kiekvienais metais nuo 2016, jei neklystu. Tai pagrindinis experiences turbūt būtų susirenka tie patys žmonės pagrinde, kaip ir buvo 17, 18, 19, vis dar jas gali pamatyti 23. Bet ko nėra, tai turbūt tos pačios energijos, ar tai gali būti dalis to, kad aš pats augau ir pačiam tokio experience'ų nebėra, kad noriu per naktį pažaisti, ką sveikata jau neleidžia, 24 metai. Nėra tai baisu, bet atsiperka. Tai numeris 1 turbūt būtų CS2. Antroje vietoje irgi Teamfight Tactics, kaip ir mano draugė Kamilė. Ir trečioje vietoje negalėčiau pasirinkti Apex Legends Valorantą, kur aš žaidžiu gan retai, nes tiesiog karjera neleidžia, turi treniruoti CS2 ir jeigu kitinėjai žaidimus, nelabai gali pilnai atsiduoti savo žaidimą. Tai turiu i9, 12 kartos, vaizduškę 3070 Ti, turiu 16 GB RAM, kas yra gan mažai šiai dienai, bet gera naujiena ta, kad nusipirkau atsinaujinimą kompiuterio, nes CS2 gan daug reikalauja, tai ten jau stovės 4090, nežinau kelintos kartos, bet dar neišėjęs procesorius atvirai rinkai, tai kaip profesionalus žaidėjas gavau iš Intelio tokią pašalpą vadinamą ir jo, o kas apart to, 64 GB RAM bus, nu žodžiu, kompiuteris žvėris, galėsi tiek streaminti, tiek žaisti ir labai laukiu.